Savaitgalį medis atsitrenkė į mano droną. Smūgis buvo toks stiprus, kad dalys išsilakstė toli aplink. Sorry, nežinau, kas čia mano balsai buvo. Tai va, čia nusikaltėlis. Kadangi pirkau Flymore combo komplektą, tuo pačiu gavau ir 3 poras propelerių. Todėl viskas tvarkiau tą pačią dieną. Pirmas, ypač svarbus dalykas yra atkreipdėmėsi į propelerių kraštus, kadangi kai kurie propeleriai sukasi palei laikrodžio rodyklę, o kiti prieš ją. Didžiai dronai tuo pačiu turi atitinkamus žymėjimus ant jų kojų ir propelerių. Propeleriai su žymėjimu dedami ant kojelių su žymėjimu, o propeleriai be jų ant kojelių be jų. Ant pakuočių yra nurodyta, kurioje vietoje turi būti montuojami propeleriai. Mano atveju man reikėtų A poros. Didžiai keičiant propelerius tuo pačiu rekomenduoju keisti visą porą, vietoj tik sulūžusio propelerio. Todėl tą ir darysiu. Ankstyvos kalėdos, lupa maišelį ir žiūrim, ką turim. Porą propelerių, 3 varžtelių komplektas ir atsuktuvas. Tai ką, nieko nebelaukiant pasipriešinimui pirštais prilaiko motorą ir suko. Iš pradžių gali jaustis tam tikras pasipriešinimas. Iš esmės tai geras ženklas, kadangi sriegio užraktas neleidžia varžteliui atsisukti. Dronai kai ką veikiam, kaip nežinau, pavyzdžiui, skrendant. Po to sukimas atsilaisvina ir nuima pirmą pakirptą sparnelį. Šokam prie kito, procesas lygiai toks pats. Panaudotų varžtelių neišmetu ir pasakysiu vėliau kodėl. Ir galiausiai svarbiausia dalis prisukimas, bet iš pradžių... Ką tik matėte, tai mano mėginimai prisukti naujus varžtelius su naujais propeleriais. Aš vis gaudavau pasipriešinimą prisukus juos maždaug iki pusės. Galimai, kadangi sriegio užrakto, to mėlyno šudelio, dalelės vis dar buvo skylutėj. Bet nieko nėra neįmanomo ir būtent todėl rekomendavau neišmesti senų varžtelių. Juos pakaišiujus pirmyn atgal, ta lipni masė galiausiai išsivaikšto ir atlaisvino skylutę naujam varžtui. Dabar viskas, kas beliko, tai statyti naujus propelerius. Įtaisom juos į atitinkamas vietas ir be jokio jaučiamo pasipriešinimo prisukom juos iki galo. Gražu žiūrėti. Prieš sufokusuoti negalinčią kamerą parodau, kad varžteliai tik truputį atsikišę nuo motoro. Jokiais būtais nesukite jų iki negalios, kadangi jie turi laisvai suktis. Ką aš ir patestuoju, kišdamas pirštus tarp propelerių ir truputį pamakaluodamas. Viskas, kas beliko, tai išmes droną į lauką. Dėl šventos ramybės 3 sveika Marija ir 2 tėve mūsų ir jungia motorus. Kol kas viskas gerai, bandom jį pakelti. Stiprus vėjas, bet dronas stipresnis, priešinasi be problemų. Lėtai judam į šonus, kairėn, dešinėn ir kilam į viršų. Saugių skrydžio.